kėliny atsisukot ir pasakėt, negaliu žiūrėti, negi tai blogai buvo? Ne, nebuvo blogai. Kai kurie sprendimai mane sukėlė šiokį tokį pasipiktinimą. Aš manau, kad ir aš reikalauju žaidėjų ir visi jie supranta, kad mes turim žaisti 40 minučių ir kurie žaidėjai yra tuo momentu aikštelėje, turi priimti atitinkamus sprendimus. Ką aš turiu meni, gerus sprendimus, po kurie reikalauja situacija. Ir paskutinės 5 minutės, komanda atrodė tarsi nebenorėtų žaisti. Bet prieš spaudimą žaidėte visai neblogai. Nieko panašaus, kaip tik žaidė tik tais paprasčiausiai keletą neapgalvotų metimų, keletą neįmetimų iš po krepšio. Tai ir atsiliepė, bet manau, kad tai suvaidino vaidmenį, kad mes buvom atsiplėšę virš 20 taškų ir žaidėjai nejautė jokios įtampos, paprasčiausiai netoks sprendimas priimtas ir viskas. Išskyrus paskutinį kėlinį gynybą, turbūt esat patenkintas. Jo, gynėmės neblogai. Padarėm tą, ką norėjom. Mes žinom, kaip žaidžia Nevėžis. Vaikinai tikrai atidavė širdį ir gynybai. Manau, kad galim sakyti, kad aišku visą laiką būna treneris trūkumų, bet neblogai gynėmės. Vidurio puolėjo pozicija šiandien Pauliui turbūt buvo tokia viena blankesnių dienų. Žaidėjai ir yra tam žaidėjai, kad vieną dieną sužaidė geriau, kitą dieną blogiau. Tai čia natūralu, tai normalu.